Taigi sveiki atvykę į naują anglų kalbos kursą Dagus pamokas, su jumis mokytojas Edgaras ir šiandien aš noriu tokia pakalbėti apie temą, kuri yra kaip ir tokia klaida, kurią dažnai žmonės daro ir dažnai sumaišo tam tikrą vieną specifinį dalyką. Tai va šitoje pamokoje mes turim modalinius veiksmažodžius du. Tai yra must, pabėgo man kažkur čia, tas mano must ir have to. Tai yra du modaliniai veiksmažodžiai, tai reiškia veiksmažodžiai, kurie keičia po jų einančių veiksmažodžių prasme. Na kaip pavyzdys, aš galiu sakyti I play, ar ne? Aš žaidžiu. Ir aš galiu sakyti I must play. Aš privalau žaisti. Ir iš esmės, dalykas su must ir su have to yra tas, kad jie daugiau mažiau reiškia tą patį. Jie reiškia privalau, turiu. Na, have to labiau reiškia turiu, must labiau reiškia privalau, bet mes juos galim tarpusavį keitalioti vieną su kitu, ar ne? Nes tai yra, labai panašią prasme turintis modaliniai veiksmažodžiai. Jeigu, pavyzdžiui, dabar imsim kitus modalinius, tarkim, I will play, aš žaisiu, tai will nurodo ateitį. I would play, aš žaisčiau, ar ne? Tai would reiškia nurodo tariamąją nuosaką, kas būtų, jeigu būtų, aš žaisčiau, aš šokčiau, valgyčiau, eitum, darytum, pamatytum, pabandytum ir taip toliau. Tada, tarkim, mes turim can, I can play, tai reiškia, aš galiu žaisti, tai reiškia, arba turiu leidimą, arba moku, nesvarbu, tą patį dalyką reiškia galiu, kaip ir lietuvių kalboje. Aš galiu žaisti, tai reiškia, arba man leidimas yra duotas žaisti, arba aš moku žaisti, tai reiškia, aš sugebu. Okay? Tai šitie yra pagrindiniai, galbūt dar should galim pridėti, I should play, tai reiškia, man reikėtų žaisti, man derėtų žaisti. Ir visų jų daugiau mažiau prasmės skiriasi, ar ne? Bet dabar, kas yra labai įdomu, būtent su must ir su have to, kad teiginyje jų prasmės yra faktiškai identiškos. Kaip sakau, tai yra turiu, privalau. Bet kas keičiasi, kai mes darom neiginį? Nes pavyzdžiui, jeigu aš darysiu su will, aš sakysiu I will not play. Galima, žinoma, apjungti you won't, bet aš kol kas laikau atskirai, kad tiesiog suprastumėt, kaip dėliojasi. I will not play, aš nežaisiu. I would not play, aš nežaisčiau. I cannot arba can't play, aš negaliu žaisti, nemoku žaisti, nesugebu žaisti arba neturiu leidimo žaisti. Ir I should not play, tai man nedėrėtų žaisti. Na, gal aš per gerai žaidžiu, pavyzdžiui, jums ar ne, kaip pavyzdys. Bet su must ir have to yra truputėlį kitaip. Ir čia žmonės labai dažnai suklysta, galvodami, kad jeigu teiginys reiškia tą patį, tai ir klausimas reiškia tą patį. Atsiprašau, neiginys irgi reiškia tą patį. Tai I must not play ir I have to play, I don't have to play. Čia reiškia, kad neprivalau. Tai reiškia, jeigu aš sakau I have to go to work, tai reiškia, man reikia eiti į darbą, aš turiu eiti į darbą, aš privalau eiti į darbą, ar ne? But I don't have to go to work, tai reiškia, man nereikia eiti į darbą. Gal šeštadienis, gal šiaip išeiginė, gal tiesiog apskritai neprivalau aš eiti į darbą, jeigu nenoriu, gal galiu dirbti iš namų. Tiesiog nėra būtinybės, aš neprivalau eiti į darbą. Tai dabar, kur dažniausiai yra klaida, žmonės galvoja, kadangi I must play irgi teiginyje reiškia I must go to work, aš privalau eiti į darbą, bet I must not go to work nereiškia neprivalau. I must not go to work reiškia jokių būdų negalima. Tai reiškia yra draudžiama. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad I must not go to work yra arčiau I cannot. I cannot go to work ir I must not go to work yra labai panašu. Tik tai must yra truputėlį stipriau, taip jau šiukštu negalima, draudžiama. Kažkur tai, nežinau, ant kažkokio ženklo, ant draudimas, jeigu bus parašytas, bus must not, mustn't, ar ne, bus apjungta you mustn't smoke on the train, ar ne, ten pavyzdžiui, ten, tarkim, negalima rūkyti traukinyje, arba you mustn't shout in the library, negalima šūkauti bibliotekoje, ar ne. Tiesiog kažkas, kas yra draudžiama. Tai va čia, kaip pasakyti, ilgai bandau paaiškinti vieną dalyką, bet tiesiog paprastą dalyką reikia suprasti, kad must ir I must not nėra priešingybės. Kaip pasakyti, tai nėra, kad tą patį dalyką, tai labai tokie stipriai skirtingi dalykai. I must aš privalau, I must not jokių būdų negaliu, o ne tai, kad neprivalau. Tai gal tai kaip tik būtų
labai stiprios priešingybės, ar ne? Čia vienoje pusėje I must privalau, čia kitoj pusėje I must not, jokių būdų negaliu to daryti. Tai tada galbūt sakykime taip, kad kaip tik labai stiprios priešingybės. Ar ne? O I have to, aš turiu, privalau, I don't have to, neturiu, neprivalau. Ar ne? Tai aš, kaip pasakyti, tarp šitų dviejų modalinių matau tą tokį maišymąsi labai dažnai. Tai dar keletą sakinių pabandykim padaryti, kad tiesiog užtvirtinti ir suprasti, kad tiesiog nebesimaišysim daugiau, ar ne? Tai kaip pasakyti, pavyzdžiui, tu turi tai padaryti. Tai bus you have to do it. You have to do it, ar ne? Ok. Kaip pasakyti, ji turi tai padaryti. Čia tokia žvaigždutė. Yra she has to do it. Šaunuolė, jeigu prisimenat, ar ne, kad trečiam asmeniu vienaskaitoje taigi ne have yra has. Yra kitas žodis, ar ne? She has to do it. Good. Ok. Tai kaip dabar padarom, tu neturi to daryti. You don't have to do it. Ar ne? You don't have to do it. Labai gerai. You don't have to do it. O kaip pasakyti, ji neprivalo to daryti, ji neturi to daryti. She doesn't, arba does not, have to do it. Labai gerai. Ok. O kaip pasakyti, pavyzdžiui, aš tai padarysiu. Kitą modalį naudojam, ar ne? I will do it. I will do it, ar ne? Aš to nedarysiu. I won't do it. I won't do it arba will not, jeigu atskirai naudosim, ar ne? Kaip kad prieš tai turėjom čia will not play. Ok? Tai I will do it ir I won't do it. Awesome. Labai gerai. O kaip pasakyti, tau negalima ten eiti? Kaip pasakyti, tau negalima ten eiti? You arba can't, ar ne? You can't go there. Arba you mustn't go there, ar ne? You mustn't go there. You mustn't go there. Tau šiukštu negalima, jokių būdų negalima ten eiti. Tu privalai tai padaryti? Vėlgi, arba you have to do it, arba you must do it. Visi šitie variantai yra tinkami, ar ne? Jo, tai taip veikia mūsų modaliniai, na, ypatingai šiandien daugiau kalbėjom tiesiog apie tos du modalinius, kurie tokie specifiniai yra, kurie labiau maišosi žmonėm, ar ne? Tai jeigu kažkokių papildomų klausimų turit, kaip visada rašykit komentaruose, pasistengsiu atsakyti. Jeigu norit daugiau žodžių, daugiau frazių, tokių kasdienių, jeigu dar nesat parsisiuntę, aš turiu tokią sukūręs PDF ir audio knygelę, jinai visiškai nemokama, tai yra mano dovana jums, tiesiog kad mokote su manimi, ją rasit arba video aprašyme, arba jeigu pažiūrėsit žemiau, pačiam komentare, pirmajam būsiu iškėlęs į paviršių komentarą, tai ten tiesiog paspauskite nuorodą, prisijungkit, naudokit, mokykitės ir, kaip sakau, dar kartą, ačiū, kad mokote su manimi, tikiuosi buvo naudinga ir įdomu ir dabar tada pasimatysim jau kitoj pamokoje. Iki.